Auto Aibė, automobilių dalys ir reikmenys. Vokiškos kokybės, meilė HD pastiprintos konstrukcijos dalys su net 4 metų garantija. autoaibė.lt. BetSafe kazino, BetSafe lažybos. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Ir tas dėdas man gazų sako spaus. Dabar smelta neužvedė. Europa! Seniai, aš nestovėjau prieš šią kamerą. Sveiki atvykę į mano YouTube kanalą. Malonu jūs visus matyti. Prieš žiūrėdami šią seriją, uždėkit laiką, prenumeruokit kanalą ir mes grįžtam į eterį. Nes buvo biški poilsio, Deividukas grįžo iš atostogų, aš grįžau iš atostogų ir mums reikia spaust gazą. Nuo kogi mes pradėsim? Vasara lygtis jau ir pasibaigė, bet aš turiu vieną mintį, kurį nespėjau nufilmuoti prieš išvažiuodamas į atostogas. O buvo taip šilta, taip gera. Toj sekundė. A? Ir tai mocas, kuris plaukia, o nevažiuoja gatvėmis. Oi. O, viskas veikia. Tai kągi mes darysim, kai laukia 11 laipsnių ir nėra saulės? Teisingai. Važiuosim į ežerą ir uždarysim vasaros sezoną. Pasiplauksim, patikrinsim ir papasakosiu kitų metų idėją su vandens mocais, kurį nespėjau padaryti šiais metais. Grandiozinis planas kitam sezonui yra išplaukt su 5 tokiais vandens mocais iki štukos eurų. Įsivaizduokit visi su seneliais išplaukiam, kažkas sugenda, kažką reikia traukti ir padarom ilgą kelionę iki jūros. We will swim with dolphins and sip champagne by moonlight. Galimai mums leidžiama plaukti tik iš Kauno iki Klaipėdos ir jūrą mes neišplauksim, bet būtų gan smagu. Parašykite komentaruose, ar prisijungtumėt ir leidžiama prisijungti bus tik su senais vandens motociklais. Apie tai vėliau vasarą, o šiandien pas mus yra planas patikrint, nes aš nupirkęs vandens mocą nespėjau išplaukt, nes sugedo stovėdamas. Sudegė vienas saugiklis. Mes ieškojom problemos 3 savaitės ir Vilniuje atidavus šitą monstrą vienam meistrui, meistras pasakė, kuo greičiau atveši, to greičiau padarysiu. Iš pradžių pagalvojau, rimtas žmogus, tai reikia vežti. Ta pačią dieną, čia prieš mėnesį, buvo nuvežtas vandens mocas jam į dirbtuvės. Už Vilniaus ribų biškį nuvežiau ir žmogus neapsiėmė iškart daryti. Ir kitą dieną neapsiėmė. Paskambinus jis pasakė, apsiimsiu tik pirmadienį. Tebūnie. Pirmadienį skambinu, sako, šios savaitės bėgė, tu man neskambinėk, šios savaitės bėgė aš padarysiu. Paskambinus penktadienį, mangi reikia filmuoti, daryti, motociklas nesikūrė. Aš jau sugalvojau viską, aš galvojau starteris, gal relė. Žmogus pasakė, relė reikia užsakinėti, reikės laukti. Sakau, o jeigu ne relė, tai greičiausiai bus varikliui. Ragas reikės išrinkti ir pažiūrėti. Aš išsigandau ir pasiėmiau vandens motociklą pas save. Pastačiau, vandens motociklas prastovėjo 1,5 savaitės. Žmogus galutinį rezultatą pasakė, kad reikia lysti variklį ir išardus reikės jau mokėti pinigus, kad jį surinkt gerom dalim. Aš pagalvojau, kad čia yra neteisybė, taip daryt gal nereikia ir jis mane apgaudinėja ir buvau teisus. Atvežęs motociklą į garažą, pastatęs 2 savaitėm, išskrydęs atostogų ir grįžęs, pakeičiau vieną dalyką. Saugiklį. Motociklas užsikūrė, jokių relė pirkti nereikia, lysti į variklį nereikia. Šiuo metu iš 7,5 tūkstančių apsukų jis kelia tik 6,5. Mes šiandien pakeisim su jumis žvakės ir laidus. Ir tai turėtų padėti. Tikrai krysim į vandenį. Ar bus šalta, nežinau. Gal neturėtų atšalt taip greitai vanduo. Savaitę kaip šalta tiek. Prieš tai buvo 25-26 čia. Tikrai bus šalta labai. Deividas sako, kad reikia nusipirkti hidrokostiumą, bet man storuliui, aš grįžęs po Gruzijos, biški priaugus svorio, nebus tokių kostiumų šiandien, būtent dabar nuomai. Kas per prie +8 laipsnių lekia tikrint vandens techniką skirtą vasarai. Mes išvažiavom prieš važiuot lakstyti su mocu. Jam reikia dar pakeisti 2 žvakės, nes 2 cilindrų ir žvaklaidžius. Tikėkimės, kad tinkamas žvakės rasim. Po to lėksim pas draugą, krausim valtį ir
važiuosim prie ežero. Šiaip neseniai atradau tokį dalyką. Pastoviai pas mane telefonį yra problemas. Ir radau tokį gražų dalyką, kuris važiuodamas, jis man padeda kelyje. Padeda kelyje sužinot, ar yra šviesoforas. Antras dalykas - kameros. Ai, važiuok, jis rodo, kad raudona dabar. Jis rodo, kad raudona, jo. Geras. Jis perspėja. Jis ir toks malonus garsas iš tikrųjų. Jis ir neerzinantis, ir perspėja, žinai. Ir aš važiuodamas galiu šnekėti su tavim ir jis perspės, kad žiūrėk kamerą priekiai. Man kaip tik, nes baudų aš gaunu pastoviai viršijų greitį minimaliai, bet tie minimaliai 10-15 km pastoviai ateina minimalios baudos. Aš pavargau nuo to, įsigijau, tikėkime, kad man padės ir aš mažiau gausiu baudų. Jo, jis taip ir vadinasi, Safe Drive, tai saugus vairavimas. Iš mano anglų kalbos Saphe Drive keistai skamba, bet Safe, Saphe Drive tai Safe Drive. O, žiūrėk. Aš manau, jam jau apie baudas jis negalvoja. Jis dar parodo, kur prasideda vidutinis greitis ir matuoja vidutinį greitį, rodo, kiek galima važiuoti. Jis 80 rodo, kad galima šiuo keliu važiuoti. Bet visi, kaip žinom, Vilniečiai visą laiką 13 km per valandą visą laiką viršėjam. Aš nelinkiu nei ką, iš galo važiuoju 80-90 km per valandą. Malonu, kad jis parodo, kiek važiuoti. Parodo, kur kameros. Parodo, kur prasideda vidutinio greičio matuoklė. Man pilnai to užtenka ir neužimtas telefonas šiuo metu. Aš galiu paklausyti podcastą ir nežiūrėti į ekraną, nes kai klausai podcastą, biškį erzina, kai žinai, perspėja, tarkim, programėlės perspėja, kad prieiki kamera. Podcasto garsas susimažina ir tu toks praklausiau. Gerai, žinau apie tą kamerą. O čia šone suveiks mažas pipsiukas, aš žinosiu, o podcastą pilnai išklausysiu. Tiek reklamos! Man reklama reikalinga, kad sumokėtų už baudas. Ne, aišku, čia juokingai skamba, bet taip ir yra. Aš ne tas žmogus, kuris lakstau, bet kai turėsiu tokią įrangą, labai malonu, jinai mane perspės ir apsaugos nuo greičio viršijimo, kamerų, šviesoforų. Su šita įranga kuriama yra aktyvi bendruomenė, kurioje galima, važiuojam mes mieste ir pamatom kamerą, pamatom trikojas. Mes vienų piršto paspaudimų užfiksuojam. Taip, Užfiksavom, kad šitoj vietoj kamera. Du paspaudimai. Puch, все, bendruomenė žino, kad yra šitoj vietoj būtent kamera, kitam žmogui už vairo įrenginys parodys, kad būtent čia kažkas pažymėjo, kad yra kamera. Ir perspės, kad neviršink greičio. Danijoje šiuo metu vos ne kas trečia mašina važiuoja su tokiu įrenginiu, populiarėja labai stipriai ir aš manau, Lietuvoje irgi neužilgo įpusės tokių įrenginių naudojimas. Ne, pažiūrėk, iškart perspėja, girdėjai? Ir nei man trukdo, nei ką, ir iškart suprantu, kad greitis. Jeigu jūs, kaip ir aš, norit prisijungti prie bendruomenės ir įsigyti tokį aparačiuką, kuris padės jums saugiai vairuoti automobilį, visi linkai bus serijos aprašyme. O ateityje aš jums ir nuolaidos kodą kokį gausiu. 10-20% nuolaidas. Pagyvensim, pažiūrėsim. Kiekvieną kartą ateinant į autoaibę čia surandu krūvą žmonių. Jokioj kitoj parduotuvėje nėra tiek žmonių, kiek čia. Šiaip, kai jie pakeitė sistemą su numeriukai, tai viskas eina, žinai. Aptarnauja labai greitai, randa tinkamą prekę ir paleidžia link kasų. Ir tu prieini su numeriuku, sekantis, PM3 dabar, o pas mus PM6. Sveiki. Man reikia ne motociklui, o vandens motociklui. Žvakės ir dviejų žvakių ir dviejų žvaklaidžių. Klausimas, bet ten stovėjo skirtingi. Ar per jūsų bazės galima atrasti pagal modelį, koks stovėjo? Pagal vandens motociklą? Arba pagal variklį, arba pagal vandens motociklą. Rodo, kad NGK. Tokia žiūrėkit, aš Tokia rodo. Gerai, žvakės. Gaunam žvakės ir reikės dar užsukti į motociklų parduotuvę. Tuoj mes pratęsim žiūrėti seriją. Tuoj pamatysit, kaip galbūt nesiseka, o galbūt sekasi.
Bet šioj sekundžiai paklausykit. Aš turiu problemų su šito Opeliu. Man jį gražino. Kaip jūs žinot, šitas Opelis 2 mėnesius su manim ir jis buvo pirktas projekte Kas toliau nuo Vilniaus. Pirkdami šį automobilį nepatikrino tiek apžiūros. Ir žmogus, kuris pardavinėjo, žadėjo, kad metam tikrai yra, nesiparink. Viskas bus tvarkoj. Tiecho nėra. Dėl to pardavus automobilį paskambino man savininkas ir sako, klausyk, žadėjai, kad bus tiecho, o jo nėra. Deja, bet aš tau gražinsiu. Gražino man mašiną, ką daryt? Reikia į tiechą, o kad praeit tiech apžiūrą, man reikia sutvarkyti vieną stabilizatoriaus traukutę. Kom mes šiandien ir užsiimsim. Mano rankose yra Meilė HD stabilizavimo traukutė. Pasirinkau ją tik dėl to, kad jinai yra daug patvaresnė, stipresnė negu originalas. Pastiprinta originalo versija. Meilė HD stabilizavimo traukutė arba belė kokia kitokia detalė tarnaus ilgiau. O dabar einam sekundį, parodysiu, kaip greitai ir lengvai Opel Astra pakeis tokią stabilizavimo traukutę. Atsukinėjau taip sunkiai viršų su puška. Čia su rankom reikės tą padaryti. Matai? O. Originalė nėra? Čia yra. Dėkauju. Faktas, kad ne taip. Čia atpjovėm. Ai, nu grinai matosi iš dydžio netgi. Tai va, tai ir už starumą, o. Matosi. Ir dar juoda. O kur juodas, ten tuningas. Ten visą laiką metalas yra stipresnis. Jeigu mylit savo automobilius, aš rekomenduočiau jums keisti savo mylimajam automobiliui. Aš jums rekomenduočiau keisti į Meilę HD pastiprintas dalis. Tarnaus ilgiau, važiaus maloniau. O dabar greitai mes įdedam traukutę ir keliaujam į seriją. Yra pas jį nuotaika? A, reiškia, bloga naktis buvo. Nu, jūs supratot, apie ką aš šneku. O, parduodama krekždė? Neparduodama krekždė. Taip, šitą kraut? Ne. Tai tu man sakyk, ką tau padėt. Va, iš apačios viską ištraukti. Все, davai, aš padėsiu tau padavinėti. Kur? Padavinėt? Ką man daryt? Lauk. Taip, ten aš krekždė. Čia senelio jo. Jo senelis važinė. Tai faktas, kad jo. Bet bijo sudaužyti, nes važiuoti nemoka. Eik tu. Kažkaip, kad čia jį nevažiavau. Šiaip neblogai atrodo, ne? Labai gerai atrodo. O kaip tu vienas krovyje? Palauk! Nu, palauk! Padėk, aš tau paduosiu. Palyk. Man atrodo... Palaikyt? Man atrodo, vandens mocas lengvesnis už šitą valį. Ką tik kalbėjom apie pidydį tunelį. Tai čia va tas tunelis. Ne, sezoną uždarysim šiandien. Jeigu jūs turit tokį motociklą pardavimuose vandens, tai parašykit man į Instagramą, nes mes ieškom dar vieno tokio pačio. Dar 1, 2, 3, 4, siūlykit viską. Bet motociklai iki štukos eurų. Iki štukos 2, gali būti su defektais. O seniai nekurta? Ne, jis laisvą laiką kūrė, tai garažai kažką darė. Štuka! Sakau, pusę pačioj guli lopšys, šalmai, gale sėdinių neturi būti, neseniai tech praėjau. Tai dėl to viskas atgal sudėta. Bet pipsikų nėra. Pip, pip. Aš su tuo, kaip per vidosį, kad neišlėdė. Jo. O šitie ratai buvo? Tu
Rastavkės nufilmuok. Matai, nefokusuoja. Jau matosi, 5 com. O gale? Oi, va, matau. Все, važiuojam, nes 2 valandas 4. Dar aš manau spėsim viską. O jūs šokė nebuvot, kai aš vakar užkūriau? Moca, ne? Atsiunčiau video. Dievas ten. Ai. Kas buvo? Kas buvo? Sakau, saugiklis. Pasikrovėm. Jeigu atsimenate iš offroado Dominiką, tai su Dominiku dabar važiuojam, jis turi kablį, važiuojam į garažą, užkabinom mūsų sportinį bolidą ir išvažiuojam į Molėtus, į ežerą, kur galima plaukti. Jeigu netyčia ir nukrysiu, be striukės, aš neleisiu savo sėsti už motociklų, nes pas mane buvo plaučių uždegimas, tai čia greitai, žinai, pagausiu. O su striukė, jeigu ir netyčia ir nukrysiu, nu tai viską išdžiovinsiu, padėsiu garažai, viskas išdžius, žinai. Bet jau jeigu aš nukrysiu, tai daugiau man į vandenį negalima bus. Ir nepamirštam apie lemenės. Viskas. Žvakės nupirktos, žvaklaidžių šiandien neradom, bet aš manau, su gerom žvakėm ir tai bus gerai. Lekiam, patikrinsim. Kad jūs žinodam, jum čia, ten, nežinau, 30 minučių ir jūs viską matot. O man jau praėjo mėnuo nuo to laiko, kai aš nupirkau mėnuo ir savaitę, kai aš nupirkau vandens motociklą. Ir iki šiol nebuvau vandenį. Šiaip žiema artėja. Ką jūs galvojate apie einančius ir esamus projektus? Nes žiema, daugiau laiko praleidžiam garaže. Pas mane čia su Deividu buvo idėja, gal biterį reikėtų paruošti. O jeigu aš biterį paruošiu iš žiūrovų rekomendacijų, va tarkim, dabar žiūrovai gali sakyti, kokį automobilį geriausiai bitinimui nusipirkti. Pavadinimas, tarkim, tam BMW kompaktas. Jeigu šitas komentaras surenka daugiausiai laikų, o fotoaparatas, tai mes pasirinksim BMW kompaktą. Po to įsigyję mes jam ruošim tobulinimus. Ir žmonės patys, žiūrovai patys sakys, ką jie norėtų matyti kompakte. Hidrorankinį, ratus su žieminiam padangom, būtent kokio pavadinimo ratai, koks rankinis, koks variklis, o galbūt blokiruotė, o galbūt virintas reduktorius, kokia šviesa. Ir surinksim gerą kompaktą. Galbūt žmonėms bus tai įdomu žiūrėti ir iki naujųjų metų proga 25 metų padovanot. O, labai gerai. Surinkt, ką nori žiūrovai ir padovanot žiūrovam. Pasakykit, ar to norit. Lauksiu komentaruose jūsų pranešimų. 30 sekundžių išklausykit. Ieškau dabar projekto vietoj Porsche Panameros. Kągi išsirinkti? Reikia kažko galingo ir norėčiau galo arba visų varomų automobilį. Mano mintis vis klojasi apie M3. M3, M4 ir radau skelbimą. Važiuok, va, biudžeto dabar užtenka. Važiuok ir pirk. M3, gražios spalvos, jūs savo ekranuose matot. Atvežta ir jau sutvarkyta. Man net nereikės galvoti apie problemas su kapotais, lempom, muitais ir taip toliau. Va, automobilis vietoje. Bet prieš važiuodami žiūrėti automobilį, aš visą laiką pasitikrinu automobilį su CarVertical, kad veltui negaišt laiko. Savo ekranuose jau matot. Faktas, kad automobilis perplukdintas iš Amerikos, nieko baisaus. Aš mačiau, supratau, kad atvežė ir perparduoda. Bet ant kiek stipriai jis buvo daužtas. 19 metais šitas automobilis buvo parduotas Amerikoje, dar idealus saldainis, o 23 balandžio mėnesį jau buvo suplotas matyt į medį. Nuotraukas yra, žiūrim kilometražą, viskas švariai gražiai, iki 69 000 km eina tolygiai. Iš kur? Iš Amerikos BMW, 2018 metų, 3 litrai, SP5 ir Amerikos rinkai. Kiek savininkų, viską matau. Šiaip, jeigu daužimas nestiprus, automobilį galima būtų pirkti. Bet reikia pasitikrinti, ar gerai surinktas. Jeigu ir jūs žadat pirkti automobilį, tai pasitikrinkit jį su CarVertical. Ir tada jau jį stebėkit, žiūrėkit nuodugniai ir spręskit, norit jūs to automobilio ar ne. Būkit su CarVertical ir būkit saugus. O su nuolaidos kodu Rolandas jūs gaunat 20% nuolaidos. Čia kaip saldainis ant torto. 20%. Op! Tai va, Ką keičiam naudosim? žvakės, ne? NGK naudosim? Jo, NGK naudojam. Ar Denso? Ne, NGK. Nes Denso ištraukiau iš čia. Spark plug.
Taip ir. Neskaičiau, kad kažkur spartpa... Nu, jeigu ką tenai vietoj paimsim, pakeisim. Jo, reikės įrankį komplektą paimti. Taip. Nelabai ir moku kažką daryti. Nu, kas vakar užvedė Mats? Aš. Na tai va. Nes aš buvau vienas ramioje aplinkoje. Įjungiau Šopeną. Ar kaip jis ten? Nieko nejungiau. Jeigu nemoki pasakyti, tai tylėka, ne? Ne, aš įjungiau vasaros... Kaip ten tavo daina? Gėda dabar. Ežero dugne. Čia šitą dainą? Tavo? Įjungiau ežero dugne, klausiau ir tvarkiau Motsą tuo metu. Tai todėl tik tavo daina man padėjo susitvarkyti. Aš buvau vienas su savim. Atvykom dabar į Molėtus, jau šalia ežero esam. Privažiavom prie vieno per žemėlapius matytą tašką, kad lygtais galima privažiuoti, bet ten pasirodo privati valda. Šiaip pagal visus įstatymus prieimo prie ežeros turėtų palikti. Bet jau labai jau gražus krantas ir mes nenorėjom žmogui gadinti, žmogaus nebuvo. Privati valda neuždaryta, nieko, bet stovi tiesiog ženklas. Mes pagalvojom, kad būsim gerieji ir paieškosim kitos vietos. Tai važiuojam prie antros, tikėkime ten ir nuleisim vandens motociklą. Man tai žinai, kur širpukai? Jeigu tu įkrisi į vandenį, man va čia to bus širpukai tokie. Ir visi dabar to laukia. Aš pirmą kartą sėsiu ant šito vandens motociklą. Nežinau, stabilus, nestabilus. Aš žiūrėjau, kokie namai, va? O žmonės gyvena, gyvena žmonės. Jo, papa, nu. Tik pasižiūrėkit. Ir čia, aš manau, ne namas, o tik pirtelė. Jo, šitą pirtelę. Jo, grinai pirtelė. Žiūrėk, nauja, šiais metais gal pastatyta. Privati valda, ne? Filmuoti ar galima? Galima, koks mes nesam joje. O, žiūrėk, antra. Opa, Ką, pagaliau radom vietą kažkokią tai? Jo, legaliai, kur galima įvažiuoti. Ir yra nuleidimas legalus ir ačiū valstybei, neprivatus. O visiems leidžiam. Jo, Dominikas nuėjo? Jo, jis nuėjo, bet veltui. Nu, čia galima, aš pažiūrėjau, kodėl iškart čia nevažiavom. Čia gražus nusileidimas. O tu pasiruošęs? Tu pažiūrėk, koks vėjas. O tu, Dominikai, pasiėmei hidro kostiumą? Ne, aš pasiėmiau termo kostiumą. Termo tai yra kostiumas. Paprasta termo. Hidro labai brangus. Jie kainuoja labai daug. Kiek mes žiūrėjom? 200 eurų, ne? 200 eurų. Aš tiek pinigų neturiu, va, aš nusipirkau. Tokią krekždę turėjo, pinigų, sakai, neturi. Tai krekždė, čia investicija. Čia kaip slyva. Kaip bitcoinas. Slyvo koinas. Tik čia krekždė koinas. Užkursiu, kai būsiu čia. Ai, tu iš karto? Priparkuosiu čia, kad padėt valgyti. Ne, man tai jau šalta. Op! Plaukia? Nu, kaip jausmas. Kaip? Pilnas vandens čia visur jau aš. Oi, nu, o iš kur? Aš nežinau iš kur. Nu ką, žiauriai šalta, bet bandom išplaukti ir pasibandyti pirmą kartą. Įdomu, ar iš vis jis plauks.
Ir mes nenuskęsime. Finally get paid for the get down. You can't tell me shit now about time. Do you know how many lines I done pinned down? Vibes I done sent out. But we in here, you dig. I'll up the market till they come red carpet and kids. Success still the target. Soon I'll be crossing that bridge. But can't bring everybody with me, family only. I got some people think I owe a favor, barely know me. That's why my focus on the road, it's all I know. I see the sticker close to play the role and watch my roll. Cause I got something. Dėdulis atėjo, sako, jeigu nemoki vairuot, geriau nevairuot. Šalta? Ką? Šalta? Kai tau reikia pabandyti. Kai gazuoji, visiškai nešalta, bet pas mane buvo dingę apsukas. Iš pradžių? Ne, po to. Iki 4,5 tik kėlė, o po to vėl iki 5,5. Su mocu tai viskas tvarkoj, bet yra šiokių tokių niuansų. Vietoj 7,5 tūkstančių apsukų pagal dokumentus jis turi rinkti. Jis renka tik 5,5. To kaip ir užtenka, o žiūrėk, mėlynas jau stovi. Užtenka, faina, bet turėtų būti dar geriau. Tai vat reikia išsiaiškinti, kodėl jis neduoda maksimaliai važiuoti. Gerai. Va, blecha, čia man iškris telefoną. Padėk į bardačioką, yra gi bardačioką. Yra bardačiokas, ne? Va, va. Tai gerai. Nu aš, iš daug vandens. Tai statyk į galą koją vieną, o kitą vėliau tiesiai ten statyk, kad vandens nebūtų. Tu kai paspausi gazą, ten jau vandens nebus, žinot. Čia bardačiokas. Raktavą išimk. Tuoj. Čia raktas. Taip. Ar kaip čia raktas tau? Raktas, va, jo, šitą kišk. Kur? Į apačią. Čia, va, taškas yra. Tas dėdas man gazą, sako, spaus. Ta prasme, aš dar neužvedęs. Va, čia raktas. Dėda. Jie kišk, nu, va. Viskas? Jo. O tu jis neiškris? Ne. Nereikia. Reikia. Nukrysi užges. Taip, dar. Pasiruošęs? Nu ką, sėkmės. Pasiruoš, pala. O, gerai. Įvažiuot. Suk vairą į gazą spaus. Kojas tiesiai. Tiesiai kojas.
Va jo, pasislyk arčiau, biškai. Gazuo, dar rolai. Gazą paspaus. Palauk, duok pripras prie aparato. Kaip jūs galvojat, viskas tvarkoj bus jam? Jo. Bet jis kol nesušyla, jis negazuoja. Pastebėjai? Pastebėjau. Gal apsauga stovi? Jo. Tai gal ribotuvas kažkoks stovi. Jis tai tiesiai ir plauks visą laiką. O, kaip aš gerai save girdžiu. Mano mintis labai paprastos. Greičiausiai reikės lyst visgi jaučiu į variklį. Nu, šiaip paprastai, ko jis nerenka apsukų? Jis renka iki 5,5, kai turi iki 7,5. Man jau smagu. Aš įsivaizduoju, kas bus, kai bus 7,5 tūkstančio apsukų ir kaip jis skrys. Neišlaikiai, teis. Neišlaikiau. Ko aš žinau, kaip čia įvairuoju? Kol gazo nepaspaus, jis nesisuks. Jo? Gerai važiavai. Gerai, aišku važiavau, jo. Pirmą vietą. Tik ant kameros aš vaidinu, kad nemoku. Skęstam, Rola. Skęstam! Skęstam! Davai kur, važiuojam greičiau. Kur? Green light, let's get it. 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 I'm the future, I'm in it. Check score, I'm winning. Green light, let's get it. I just win, 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 win. I'm on 10, 10, 10, 10, 10. Hello, I'm Himothy. I got the recipe. I got the flow. I got the remedy. I know they do. I know they envy me. Feet on the floor. What they gon' say now? We came along from last place, bottom to top of the fast pace. Out of this surf, I get touchdown. I take a loss, get it back 8. I'm in the gym putting numbers up. You're never there, you got bad traits. Never excuses or cover ups. Learn from the losses and bad breaks. Green light, let's get it. I'm the future, I'm in it. Check score, I'm winning. Green light, let's get it. I just win, 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 win. I'm on 10, 10, 10, 10, 10. Green light, let's get it. I'm the future, I'm in it. Check score, I'm winning. Green light, let's get it. I just win, 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 win. Va su domci išvažiuok, vadinasi. Sergi, važiuojai, va, kur aš išeisiu? Europa! Eik tu Eik tu Eik tu telefonu Kaip čia šalta Plytos kažkokios Kur čia Kaip? Aquela música jų būdu. Baigėsi bairiai, baigėsi čiūdai. Domce, kaip jautiesi? Aš tai gerai. Normaliai nešalta tau? Baisu buvo, kad gilu, bet ten вообще ne gilu, man iki čia. Nedaug dieve. Nedaug dieve? Jam šios važiuodavau. Ana sako, aš didesnis pasiliekiau. O, pažiūrėjau, būnų griuvo. Jo, Tai gerai, kad vietoj rantą. Pesočiajau sakau, čia daugiau laiko, kur tą, kur betoną, taigi ženklas stovi. Pasibaigė, ne? Čia Kanada liupinti. Varėm Rolandui ir Domcai pirkt rūbų, nes sušlapo ir neturi pakaitinių. Va, šiek iki kelienų. Ką jūs nupirkat jau? Nečink šitie? Yeah! Va, tau M, Rolandui XL. Ir koinės. Bet čia jau panešiuoti Ir atidaryti? koinės. Taip, koinės, ten 2 poros. Kiek kainuoja? Nedaug. Kiek? Blemba, žinok, ieškojom, mes buvom Maksimui. O, va, prašau. Aš apsirengęs, pas mane va. Koinytės, viskas yra. Žmonės įvarė į vandenį. Prie 8 laipsnių. Žinok, varysim dar. Jo. Jis Dar? nusprendė dar varyti. Tai To rimta? ištrauksim. Nesirenki tada. Ten viskas. Ne, mes atsargiai. Mes po vieną. A, gerai, Reikia ištraukti dabar mocą. Reikia ištraukti mocą ir išpilti vandenį, nes
ką tik jau pasižiūrėti, tai viskas apsivertę buvo, visi laidai atviri, akumas apsivertęs, tai nelabai gerai. Tai reikia vandenį išpilti visų pirma, nes vandens tai labai daug. Užsikuria? Jo, užsikuria, lengvai užsikuria. Okay. Dėkis pižamos. Dėkis, nu. Ką jūs? Dėdė toks. Viskas buvo tvarkoj, kad greitai labai nusirengėm, žinai. Nes sušalčiau tikrai. Bet va, mes jums pižamas paėmėm. Nupirkom, varėm į misiją, žinok, nebuvo rūbų. Buvo visi po 20, žodžiu, ten tiek kelnes, tiek džempai po 20. O čia Lidlo pižamo normali, kokybiška, gera Lidlo rūbai čia. Kiek pinigų? Čia man atrodo apie 17 eurų už viską. Už viską. Ai, už du komplektus? Už du komplektus. Ir pabandysim dar biškį, kol nesutemo, žinai. Biškį praliek. Aišku, jau taip šilta faktas, kad nebūs. Tik ką sausai apsirengia, vėl krys. Nekrys, dviesi jau nevarysim, po vieną. Jo, po vieną. Jau dviesi jau rizika. Jo, bet reikia emocijų. Reikia vasaros. Būtų geriau. Jis dar antrą pirksim ir dar varysim. Gerai, galit linkėjimus kanalui perdant. Jau, linkėjimą, šūdas kambarys jėga. O, netgi taip. Gražus laivukas. Ačiū, ačiū. Tikrinam. Supratau. Nekelia apsukų ir viskas. Nu, iki vienų momentų iki 6 pakėlė, o turi iki 7,5. Vat kažko trūksta. Toks jausmas, kad kūro. Serija buvo apie vandens motociklą, kurį įsigijau dar prieš 1,5 mėnesio ir tik dabar turėjom galimybę jį protestuoti. Aš manau, kai mes datvarkysim jį iki galo ir atsiras visa trauka, įsigysim antrą, mes dar išplauksim. Išplauksim, palakstysim, apsiversim ir prijungsim pagalvės. Kol vanduo neužšalo, reiškia sezonas mums dar nesibaigia. Kiaušiniai kaip akmenukas, tai reiškia, kad ačiū, kad žiūrėjot ir gražaus jums vakaro. Iki sekančios serijos, draugai, iki sekančio trečiadienio. O mes važiuojam arbatos, galbūt kažko stipresnio, kad sušilt ir nesusirgt. Būkime kartu, iki sekančios. Iki. Auto Aibė, automobilių dalys ir reikmenys. Vokiškos kokybės, meilė HD pastiprintos konstrukcijos dalys su net 4 metų garantija. autoaibė.lt Europa!